Sveiki visi. Aš Rūta. Ir aš Mindaugas. Šiandien trumpą sudėliosime filmuką bendram fiziniui lavinti, bendro fizinio treniruotei. Ir bendrą fizinį darysime nepamirštant pagrindinio raumens, kuris yra svarbiausias, tai yra širdis mūsų. Kartais ją pamirštame, vis galvodami apie tai, kaip vienas ar kitas raumuo gražiau atrodytų, bet kad širdelė plaktų teisingai pamirštame. Tai šiandien nepamiršam. Todėl pradėsim nuo labai paprasto ir apšilimui, ir treniruotės tonusui palaikyti skirto pratimo. Aš turiu blyną, čia yra 15 kg. Kilogramai šiuo atveju visiškai nesvarbu, nes mums reikia pakilos. Tai gali būti stepas, gali būti jūsų laiptelis prie durų, bet koks kitas pakilimas lygmens. Stabilus be abejo taip, ir kuris nebūtų ten aukštesnis negu sprintis, nes ant jo mes užlipinėsim ir užšuoliuosim. Ką pradžiai darysim? Užlipsim po vieną koją ir nulipsim. Ir šiuo atveju mes tą galime daryti greitai arba galime daryti lėtai. Tai yra, leisiu šiek tiek apšilti, kol aš papasakosiu. Po vieną koją. Nepamirškite, kad jūsų rankos irgi jums padeda, ne? Jos irgi turi judėti. Lygiai taip, kaip mes nebėgame čia susidėję rankų, kaip dabar rodo Mindaugas, arba kišenėse rankų neturime, tai šis pratimas irgi iš principo yra bėgimas. Gali būti greitesnis, gali būti lėtesnis. Apšilimui skirtą pratimą geriau daryti ilgesnį laiką ir ramesniu tempu, tam, kad ta jūsų širdutė šiek tiek sušiltų ir pradėtų plakti reikiamo ritmu. Priprastų prie to greičio. Sustok šiek tiek. Dabar sekančią variaciją, kurią irgi parodysiu, jau kada jūs esate sušilę, padarysim tos pačius šuoliukus, tik tai su abiem kojom užšokant, ar ne? Užšokant ir nušokant atgal. Pakilimas yra tikrai pakankamai žemas, kad stabiliai galėtumėte tą padaryti. Šiuo atveju, kadangi kojos yra kartu ir užšoka kartu visas kūnas, labai svarbu akcentą dėti vėlgi į jūsų korsetą, kad nepaleistumėt ir nesviruotumėt šuoliuojant, ar ne? Abiem kojom šokant labai svarbu būti stabiliems. Ir šiuos du pratimus treniruotėje mes naudosime kaip nuolatinę priemonę palaikyti pastovų širdies ritmą. Vėlgi, treniruojantis svarbu žinoti, kad per aukštam širdies ritme dirbant širdis treniruojasi labai mažai. Mes turėtume palaikyti nuolatinę 60% susitraukimo dažnį, norint, kad ta širdis iš tikrųjų sveikai treniruotųsi ir turėtume susirinktume reikiamą aerobinį krūvį. Tuo tarpu, kol šių pratimų nedarysim, įvesim keletą pratimų bendram fiziniui lavinti, ar ne, ir tie, kurie šiek tiek naudos rotacinio darbo, ką mes pamirštame dažnai sėdėdami prie kompiuterio ir prie stalo, ne? Aš dar vieną pridėsiu prie to šuoliuko, kurį prieš tai rodžiau, dėl pozicijos kelių, ne, nes akcentuojam visą mūsų korą, bet užšokant pasitenkime, kad tas ofisinis mūsų sėdėjimas, kaip dažniausiai kojam kojas, ar visai kaip ir televizorius, kad jūsų keliai keliautų į lauką. Bet mes keliai į lauką keliautų, kaip Mindaugas pasakė, tai ties pirštų išsivertimu arba netgi šiek tiek plačiau negu pirštai. Peršokti pėdų nereikia, tai irgi nėra gera pozicija, tai nereikia šokinėti, bet svarbiausia akcentas būtų, kad nušokant keliai nesuverstų vidų. Ačiū už tą akcentą. Grįžtam į ofisą, į mūsų sėdėjimą, susikūprinus prie kompiuterio, spausdinant, tai norisi biškį save atverti, bet kartu reikia įdarbinti ir mūsų sėmenis ir apatinę kūno dalį. Tai pradėsime nuo labai paprastų įtūpstų, ar ne? Žengiame atgal į stabilų įtūpstą ir šitoj pozicijoje pasisukam su visų korpusu į vieną pusę ir stabiliai būdami į kitą pusę. Ir tada grįžtame ir keičiam koją. Atgal kita koja, korpusas pilnai į vieną, į kitą. Ir grįžtam atgal. Šitoj pozicijai nėra tikslas pasukti rankų kuo daugiau į šoną. Tikslas yra sukti korpusą. Iš to mūsų pilvo pozicijos, pilvas, nežinau, kas yra koras, yra korpusas, tai yra pilvas ir nugara, jų tikslas yra
pasukti šoną. Ir dabar gal labai paprastą priedą, kad nebūtų tikrai nuobodu, pasiėmat bet kokį kitą svoriuką ir į tą įtupstą keliauja su svoriu. Sukdami svorį, galite tokį pasiimti ir sekanti variacija būtų, turint nesunkų svorį, ištiestą priešai save, sukti jau su tiesom rankom. Čia kelios variacijos, kurias galite daryti. Laikant svorį prie krūtinės, laikant svorį ištiestą prieš save, arba iš viso svorio jokio neturint, pirmyn į tą pratimą pasižiūrėti, kuris jums yra komfortabiliausias. Tai tik tai noriu dėl įtupsto dar pasakyti, saugesnis variantas visą laiką yra įtupstą daryti į priekį, atgal, dėl to ir jums rekomenduočiau įtupstą daryti atgal ir tada stabilioj pozicijoj. Ir pasitikrinkit savo kelius, kad tiek priekinė koja, tiek gali koja nepabėgtų gali koja į šoną visai, tarkim, jau kelias mazę pabėga 90 laipsnių ir kojos paraleliai vienas. Jeigu norite pasisunkinti variantą, galite dėti koją už kojos į vieną liniją. Bet čia jau yra pasunkintas. Čia yra mažiau stabilumo ir čia jau turėtumėte rinktis tokią variaciją tada, kada tikrai esate stiprus ir pasitikit savo jėgom. Važiuojam toliau. Vėlgi tas pats įtupstas bus, tik tai atversim šiek tiek savo krūtininę dalį, dėl to, kad irgi būnam labai susirietę, susigūžę, tai kad atvertume vienu judesiu arba atskirais judesiais. Vėlgi tas pats įtupstas atgal, atsitupiau, įsipatoginau ir atsivėriau, laikydama būtinai pilvą, kad nebūtų šito atsivėrimo, ne? Tik tai rankos. Tai pečiai nuleisti, pilvas aktyvus, atvėriau rankas, čia grįžau, pakeičiau koją. Ir vėl atsivėriau, Jeigu esu stabilus ir gebu stabiliai padaryti, darau per vieną judesį. Į įtupstą, atgal. Į įtupstą, atgal. Jeigu esu tikrai labai stabilus ir pažengęs, pasiemu svoriukus, čia pas mane yra po kilogramą svorio, specialiai tokius paėmiau, kad galėtumėte alternatyvą rasti namuose, butelius vandens, į rankas ir vėl dirbu čia. Vėlgi, intensyvumas, greitis, šuoliai, svoriai, tai yra visiškai priklausomi nuo jūsų fizinio pasirinkimo. Įtupstuose vienareikšmiškai visą laiką yra stabilumo akcentas ir jeigu bent kažkur jūsų keliukas vaikšto nestabiliai, nedarykit greitai, lėčiau ir stabiliau, kol susirinksite tą stabilumą ir tada galėsite jau daryti greitai. Ir paskutinis pratimas, ką padarysime, tai lentos variacija, kuris susidėliotų šiek tiek iš daugiau judesių negu tiesiog lenta, kad mes jungtume ir savo smegenis, ar ne? Aš parodysiu, galėsiu pakartoti visiems. Keliaujam pirmiausiai į aukštą lentą. Aukštoj lentoj skaičiuojame iki 10, laikom aukštą lentą. Tada važiuojam į žemos meškos poziciją, kada keliai jūsų yra sulenkti iki 90 laipsnių ir atkelti vos per centimetrą nuo žemės. Čia skaičiuojame irgi 10 sekundžių. Grįžtam į aukštą lentą vėl, pradinė pozicija. Ir pasisukam į šoną, iškeldami ranką. Čia skaičiuojam 10 sekundžių, grįžtam ir tą patį padarom su kita puse. Visose pozicijose skaičiuojam iki 10 sekundžių arba savo skaičių. Vėl. Lenta, meška, atgal, vienas šonas, kitas šonas. Galite pakartoti. Jaučiu, kad bus ilgiausias 10 sekundžių dabar, kad tai gali būti. Taip, žinokit, sekundės visiškai kitaip eina, kada darai kažkokį pratimą. Čia laikai 10 sekundžių. 10, sulenki kojas. 10, ištiesi kojas. Dabar atsiveri kryžiuojant koją. Taip, ir ranka. Tiksliai į lubas. Čia atrodo, kad temptų kažkas, ar ne? Jūs į viršų turit padaryti. 10. Dubens nepametam šitoj vietoj. Jokių būdų. Laikom gražią lentą. Grįžti į tiesę lentą. Ir kitą pusę pakartojam. Ir 10. Gali grįžti.
Dabar mano rekomendacija, kad šita visa treniruotė sukristų labai gražiai ir į kardio, ir į bendro fizinę treniruotę. Pirmą ir antrą pratimą derint su šiais ir kombinuoti taip, kad užšokimų ant blyno ar ant tos pakilos ar nevadinamos būtų didžioji dauguma intarpose. Tai sakykime, darom vieną pratimą apie kažkur minutę laiko, tada porą minučių darom tik tai bėgimus arba užšokimus, kad jie būtų stabilus. Tada pakeičiam antrą pratimą, vėl minutę laiko, vėl ilgesnis intervalas, tam, kad širdis nuolat turėtų pastovų ritmą. Ir taip susidėti galėtume iš tikrųjų iki 20-30 minučių lengvos kardio treniruotės, kas yra puikus variantas kiekvienam iš mūsų. Super, ačiū tau. Iki kito karto.